aš jaučiu, kad ne, man šiandien reikia pailsėti. Tada klausimas, kaip padaryti va, tą balansą, ne? Pinigai, 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 visa kita nesvarbu. Ir turi būti graži, ir visus suspėti, ir dar, žinai, nesenstanti turi būti, ir dar neaišku kokia. Viskas važiuoja žemyn, jeigu ten vieną naktį nepamiegoji, tai jau tu nebeatsistatysi, vienu žodžiu. Mano pagrindinis klausimas šitoj temai būna, kaip po galais nesigailėti, kai tau bus ten kažkiek metų. Aš nesu sutikus nei vieno žmogaus, kuris yra kažkokiam super balanse. Aš dažnai... Sveiki, šiandien pradėsim dar vieną mūsų podcastą. Šiandien bus toks labai jaukus, šiltas, ramus, su arbata. Ne žalia arbata? Ne žalia. Nebandai man įkišti? Ne, čia yra arbata su pankoliais. Dabar, kai negeria kavos, tai... Labai jautrus. Iš tikrųjų, man tai nepatinka toks dalykas, bet gerai. Kas nepatinka? Man žinot, kas nepatinka, pasakykit, ar jums irgi tas pats yra. Tu man labai patinka, Mindaugai. Man kartais nepatinka, kai žmonės nusprendžia kažko nedaryti. Pavyzdžiui, kaip Mindaugas, negert kavos arba ten atsisako mėsos. Ir paskui tu atsisėdi kur nors ir sakai, o ką čia darysim? Ir tada jie pradeda promautinti savo tą visą reikalą. Ko nedaro ir ko nedaro. Ir tu ten viena jautiesi kaip durnelė, kuri geria kavą, vyną ir kramto mėsą. Ir nu paskui... va. Aš taip nedarau, ar jau prasideda? Kartais tokių užmeti. Užmetu tavo, ne? Dėl kavos, ne? Kad turėtum gal arbatėlės. Aš atsimenu, kaip gyvenau Amerikoje, tai turėjau tokią draugę, tam buvo, žinai, pradžia, įsikūrimas Los Andžele, Holivude. Ir mes su ja buvom, nauji santykiai, susėdę ten kabiniai, susitikėm. Aš tada labai mėgdavau šonkauliukus. Aha. Ir aš užsisakiau šonkauliukus, o jinai buvo vegetarė ir nuo tada kažkaip labai paprastėjo mūsų santykiai, nes jinai pastoviai, aš valgau jas ir žinai, toks. Tai va, tai dabar aš tokių savo aplinkoje neturiu, bet aš pastebėjau, kad vis atsiranda tokių žmonių, kurie vis kažko nedaro. Kodėl tada reikia taip akcentuoti? Nedarai, tai nedarai. Nori būti išskirtiniai, ne? Visi nori būti išskirtiniai. Tai ar tavo kavos atsisakymas yra išskirtinumas? Aš tai tau visai nepromautinu, aš tau net... Dabar va tik atsisėda, oi, ar čia tikrai nėra kofeino lašelio, ar čia... Tai taip, gal aš jautresnis ant kofeino, bet ar aš tau promautinu kažkaip, kad čia daugmaž darykim, kaip man, taip nėra. Aš iš karto pasakau per šitą podcastą. Turėjom užimtą mėnesį, man PMS-as. Jau, ne? Jau PMS-as, taip kad tikrai būk atsargus. Vėl. Iš tikrųjų, Mindaugui šį kartą buvo nuotaikų svyravimai. Tu prisimeni, 3 dienas vaikščio kaip žemę pardavęs, tokiais pajuodusiais pakiais. Ne, man būna tokių, bet žinot, kartą į kiek? Į mėnesį. 3 mėnesius. Kartą 3 mėnesius. Man ateina nelaimingumas. Vat kaip įdomiai. Ateina nelaimingumas. Aišku, žinot, jinai prie to irgi prisidėjo, tai čia net nėra kalbos. Man tiesiog būna toks liūdnas dienas, bet kokios kelios dienas aš paskui prasportuoju, prabūnu ir viskas. And I'm good to go. Vaikščia toks kaip žemę pardavęs. Taip, man tiesiog liūdna būna. Ir tada viskas taip įsitempia aplinkui ir atrodo, kad, va tik tai, kad dar jam blogiau nepadaryti, nes jau toks... Tai labai džiaugiuosi, kad tu sugrįžai, bent jau iki podcast'o, nes vakar, žinokit, dar buvo prasta situacija. Taip. Šį kartą tavo PMS-as, kodėl aš turiu save? Taip, būna. Gerai. Tai šiandien kalbėsim apie balanso temą. Mes su Mindaugu labai norim pakalbėti apie, kaip čia išsaugo tą balansą, kas tai reiškia būti dvasiškai turtingu. Kaip gyvent, kad... po kažkiek laiko nesigailėtų. Pagrindinis mano klausimas. Ir aš kažką perskaitau, kažką sužinau, Rūtai pristatau. Ir pavyzdžiui, pastebėjau tokį dalyką, kad dabar tie, mūsų amžiaus ar jaunesni žmonės jau nebeina į tokį, kad pinigai, 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 visa kita nesvarbu. O jie eina į tokį, kad, ir man labai patiko ta mintis, aš Rūtai pristačiau, iš to gimė šito podcast'o šita tema, kad tu turi būti ir sėkmingas tėvas, esmė, kad geras tėvas, ar ne, geras vyras, gerą sveikatą turėti ir po to
prisijungia ir pinigai. Bet, tas eina kartu viskas. Ir tada klausimas, kaip padaryti tą balansą, ne? Kaip nepamest vienos srities, kaip neplės kitų ir kaip neįvažiuoti tą visą longevity trendą, kuris dabar toks irgi išaugęs. Tai... Aš turiu tokį love and hate tiem visiems trendam ir man fainas su Mindaugu tas, kad jisai visada nori būti geresnis, fainesnis, geresnis tėvas, geresnis partneris, geresnis verslininkas. Šitas fainai, kad Bet tu matai kitą pusę, ne? Aš žinau, kad kartais, man kažkaip, gal daisime kitos temos. Mes su broliu irgi taip užauginti. Pavyzdžiui, aš kaip paklausau savo brolio, tai jis irgi labai daug daro, labai daug su vaikais būna. Ir aš nežinau, ar šių laikų žmogui tas nesukelia tokio labai didelio streso, nes toks, žinai, anksčiau tu turėjai būti, pakelt pinigus, ne? Ir užtenka. Anksčiau ten, tarkim, susiras darbą, išlaikyti šeimą, ir kažkaip atrodė, užtenka, o dabar ir turi būti graži, ir visus suspėti, ir dar, žinai, nesenstanti turi būti, ir dar neaišku, kokia vapšė. Man tai atrodo, kad kaip tik dabar atsiranda toks... Į kitą pusę? Toks biški kraštutinumas. Man žinau, kad kaip nepatinka, aš visai nesenai aptarinėjau su savo keletų draugių šitus paskutinius trendus, miegas, pavyzdžiui. Miegas. Galim aptarti miegą iš tikrųjų. Tu užvedai šitą temą. Mūsų šeimoje šitą temą grįžo ir sako, reikia paskaityti šitą knygą. Tipo, žiauriai gera knyga, paskaitom. Gerai, aš pasiėmiau tą knygą ir aš vienas ją ir perskaičiau. Ir tokia įneša daug streso. Ją perskaičius, taip tikrai būna, kad, o Dieve, jeigu tu jau nemiegi, tai tu ryt po ryt jau, kaip sakyt, viskas į kapus. Toks susikuria. Man atrodo, taip, kad jeigu apibendrinus, tai yra 3 tokie dabar pagrindiniai trendai, kurie, nežinau, tu galėsi pasakyti savo santykius. Miegas. Tu turi žinoti apie miegą, būti kokybiškai miegantis, matuoti savo miegą. Laikrodukai, visokie rankėlės, viskas jo. Kitas trendas yra koksai... Longevity. Bet čia prie to pačio. Kaip išlikti, kaip padaryti save sveikesniu, daugiau papildų, mitybą. Ir koks čia dar tas trendas, aš dabar nežinau. Viskas dabar atsistoja po to longevity. Ir dar visi kitokie, ką aš jums pradžioje sakiau, visi išskirtiniai, vis kažko nedaro arba kažką daro. Ir tas dar gal trendas aš dar priskirčiau prie tokio no regret, kur aš sakau, kad... Tokie įdomus. Aš pati buvau labai susidomėjus tą miego higieną, nes aš prastai miegu. Tikrai prastai miegu, po kamelytės, mano miegas iš viso ten pagadintas reikalais yra. Ir aš labai stresuoju dėl to. Ir visas tas trendas mane iš viso varo į tokią depresiją. Bet aš visai nesenai perskaičiau knygą, kaip Mindaugas sako, jis perskaitė knygą, kuri jį sustresavo, o aš perskaičiau knygą, kuri mane nuramina. Tai ką tu išsineši iš savo knygos? Aš tai išsinešiu, jeigu nemiegi, tai to numirsi, jeigu taip trumpai. Viskas važiuoja žemyn, jeigu ten vieną naktį nepamiegoji, tai jau tu nebeatsistatysi, vienu žodžiu. Man tas irgi nelabai patiko. Taip, tikrai įneša daug streso, kad ten dar jeigu matuot su laikrodėliais visokiais. Aš dar laikrodėlio jokio neturiu, bet manau, kad tas man įneštų dar daugiau streso. Mes neturim laikrodėlių, nes mes su Mindaugu esam tokie, jau ir taip patys iš savęs norim padaryti viską geriau, daugiau. Tai jeigu dar matuostam kiekvieną naktį, tai... Nes man mama irgi pasako, sako, ten keletas mano draugų pažįstamų, tai sako labai tiksliai, tik tai apie tą laikrodėlį šneka, daugiau nieko kito aptarinėti nenori, tik tai kaip man sekėsi, kaip mano gilioji miego fazė. Ir nusivylimas, kad tu ten nebuvai pakankamai minučių tam giliam miege, tai šiai dienai aš tai kažkaip to laikrodėlio, mes neturim jų ir mes kažkaip, Ema pas mus turi, bet... Kol kas neplanuoja, Ema turi, bet jinai neapsikrauna, nes kai pasikalbu su Ema arba kitais paaugliais, jie irgi ant miego trendo dabar. Tai taip įdomu, kad man kartais atrodo, kad, aš tam pagaliau susidomėjau savo miegu, paskui žiūriu, kad nei tu čia labai susidomėjai, tu ką, tu tiesiog iššoki kažkokį trendą ir prisiperki dar kažkokių dalykėlių. Va čia ir yra balansas, pavyzdžiui,
ar eiti į tą, čia miegas tai tik viena iš sričių, čia tų sričių, čia gali ir su mityba nuvažiuoti, ir su ten sportu, su viskuo. Bet esmė, pavyzdžiui, mūsų atveju, kaip tą balansą atrasti, ne? Pavyzdžiui, yra paprastas ten, kaip tu sakai, miego higiena. Kas ta miego higiena, ne? Nežinau, aš pavyzdžiui, po savo knygos turiu tokį požiūrį, kurį mes aptarėm su tėčiu mašinoje važiuodami. Mano tėvai išvažiavo vėl į savo kruizą. Kiek ten jie nebus dabar? 35 dienas. Aplink Afriką važiuoja. Ir mano tėtis irgi turi laikrodėlius ir mes turėjom tą diskusiją. Ir kažkaip abudu su tėčiu šį kartą priėjom vienos nuomonės, kad tie dalykai kelia nemažai streso ir kad iš tikrųjų tai užtenka kažkokios tai labai trumpos atkarpos naktį, kad tavo atsistatytų visą sistemą ir ne kiekvienam reikia tų 8 valandų, nebūtinai ten reikia žiūrėti tą laikrodėlį, tu turi tą gilę miego fazę, kuri gali vykti. Ir tarp kitko, ta knygoje, kurią aš skaičiau, kuri paremta moksliniais įrodymais, irgi labai gražiai. Mano knyga irgi. Moksliniais įrodymais. Ir jeigu mėgi mažiau negu 8, tai tu pasensi, tau viską pradės skaudėti. O pas mane parašyta, kad svarbiausia tai nenuodyti savęs to mintim, kad tau kažkas turi būti blogai, nes tas stresas paskui tave pastato iš viso į eilę naujam papildam. Bet mano irgi moksliniais tyrimais, suprantate? Tai dabar iš tas diskusijos, kas gimsta, kad nereikia savo knist proto labai. Apie miego higieną, bet tai esmė, paprastas taisyklės, nežiūrėti telefoną naktį, ne? Ten bent kelias valandas prieš. Kas tu, neužvedinėt kažkokių sunkių temų, ne? Mano viskas, aš daugiau planuoju nieko nesilaikyti tik šitų. Ten gal atsisakyti kofeiną, bent jau antroji dienos pusė. Tai ar reikia daugiau? Va čia ir yra balansas. Ar mes tada imam tokį hardcore'inį, ten kiekvieną matuojam, ten membershipus mokam ir žiūrim ir ten tada stresuojam, tada paklodę perkam, kuri ten pagal naktį matuotų mums šilumą. Ai, Mindaugas man gimimo dienos proga, žinot, ką nupirko? Iš miego trendo. Aš gavau 9 kilogramų antklodę. Terapinę antklodę. Terapinę antklodę, kad mano miegas būtų geresnis. Bet ir ar padeda? Padeda, man labai patinka. Aš ją užsikloju ir toks atrodo, kad... Kaip gantelis. Keli, įsivaizduokit, 9 kilai, tai tavrasi, turėjau... Aš galvoju, man iš tikrųjų, man patiko, aš kažkada apie ją skaičiau, čia greičiausiai irgi bus trendas. Man apie tą anklodę pasako mano terapeutė. Aš pasakau Mindaugui, sakau, kitiems žmonėms reikia tiesiog daugiau saugumo tokio. Taip, bet aš žinau, mes esam atsiskyrę 9 kilogramų anklodę. Bet čia nėra gal trendas, bet esmė kokia, kad aš klausau, ką jinai sako, jin pasakė, kad gal faina ir aš, jaučiu, kad jai reikia to svorio. Ant jos, kad 2 kaldros, kad dekis būtų, kad jai būna šalta. Tai aš atliepdamas į tą poreikį tokį ir padariau. Bet ar čia iš trendo, klausimas, gal ir ne. Tai tokius lengvus padaryti adjustmentus, tai man atrodo yra sveika, bet jeigu nueiti tai tokį, kad nueini į kavinę ir nieko nevalgai, ten geri vandenį, o kitas ten pasiėmė steiką, tai tada jau truputį tas disbalansas atsiranda. Ne? Jo, kažkaip man atrodo, kad nesmagu. Dar apie miego temą turi? Pavyzdžiui, ten, kad ir ta mitybos tema, tu per ją gali labai apsijungti, labai fainai praleisti laiką. Aš kažkaip, man darosi nesmagu. Aš dabar pradėsiu klausinėti žmonių iš tikrųjų. Ko nevalgo? Ne, iš pat pradžių sakys, kaip čia yra su ta mityba. Ar tipo gal einam pasivaikščioti iš tikrųjų, o gal taip, nes aš ne pirmą kartą esu... Konfrontuoti po? Ateini ir sakai, valgysi ką nors, ar ne? Ne, man pavyzdžiui, visai nesenai buvau tokiam susitikime, tarp kitko pusiau darbiniam, ir mes susitikom kavinę išgerti kavos ir vėl buvo ta pati situacija. Aš galvoju, aš užsisakiau kavos, man sako, negeriu kavos, sakau, tai gerai, tai tada gal arbatas, ne, iš sintetinių pakelių, ne, tada gal turit kažkokią ten žolelių, ne, neturim. Ir aš vėl viena kaip durnelis, tai kava, sėdžiu. Tai dabar visą laiką taip pasirodo, kad jeigu tau šiais laikais kas nors sako, einam atsigerti kavos, tai dar nereiškia, kad gerai. Tai gali būti, kad jūs net negersi tos kavos, kad tu viena gersi kavą ir gausi pamoką. Nežinau. How bad you're doing.
Dabar labai atsargiu būsiu. Tai gerai, apie miegą, ne, tai mes miegą taip, ne, tokį bandom balansą surasti, tikrai neinam į tokius ten skaičiavimus ir viską. O bendrai apie gyvenimą, tai vat kaip, nuo ko mes ir pradėjome, ne? Kaip pačiam gyvenime suras balansą. Mano pagrindinis klausimas šitoj temai būna, kaip po galais nesigailėt, kai tau bus ten kažkiek metų. Nu, kaip nesigailėt, ne? Nes aš, pavyzdžiui, paklausau, ar ten kažkur žiūri kokį, nežinau, YouTube, ar šiaip paklausai, kad, nu, va, ta vyresnė karta, pavyzdžiui, labiausiai gailisi, kad ten nematė, kaip vaikai auga, nes pusę laiko praleido ofise. Nu, aš tokio nenoriu. Bet čia irgi gal trendas, nes aš žiūriu, jeigu jaunesnių klausau podcastus, tai irgi, ne, aš jau su vaikais tikrai praleisiu laiko, aš, nu, kažkaip... Jo, gali būti, kad toks trendas. Aš nežinau, kažkaip man atrodo, kad svarbiausia turbūt nežiūrėti į kitus, bandytis tos visus variantus, kurie ateina, tiek antklodės, tiek, nežinau, laikrodukus, ne? Gal ir laikrodukai ateis laikas. Ir nepriim to, kad čia yra, tipo, teisingas gyvenimo būdas, daugiau eiti iš tokios erdvės. Aš gal bandau atrasti, kas man tinka, kas man patinka, bet ne tokį, kad tu čia, žinai, atradai kažkokį tai aukso gabalą ir dabar visi turi sekti. Gal, bet kaip nepražiūrėt, laikas eina, supranti? Kaip, vat, aš, nu, tu kažką darai, ten, sakykime, važiuoji kelionės, kaip pavyzdys, life worth living, aš čia keliauju, ten, žinai, bet mažiau suinvestuoji pinigų, pavyzdžiui. Tai ar bus gerai ar ne? Nu, man atrodo, kad iš to, kaip mes jaučiamės kelioniai, man atrodo, savim pasitikėti. Aš tai turiu tokį vidinį labai kompasą. Pavyzdžiui, vakar ilgai ruošiamės Kamilytės mėgstamiausiai draugiai, kad jinai ateitų pas mus į namus. Ir aš tikrai ten prilakščiau, visko jom priruošiau. Nežinau, jos rinkosi ten iš 6 suknelių, kokias užsidėti, jos ten darė keksiukus iš modelino, nu viską. Ir aš čia jas perenginėjau, žinai, nu, bilenkia kartu. Ir žiūriu jas ir kažkaip, nu, man fainai dėta energija, nes aš jai kuriu kažkokią... Ateina tas vidinis. Ateina man toks vidinis, kad aš noriu duoti energiją, nes man atrodo, kad aš jai kuriu tokią labai fainą vaikystę. Ir matau jas tą viduką besišypsantį ir man kažkaip... Man atrodo, kad aš darau gerai, va dėl tokių momentų verta gyventi. Tai nesvarbu, ar kelionės... Va tam ir yra klausimas, kaip atrast va tokį visose srityse, ar tu, va, pavyzdžiui, nu, ar tu į vieną, pavyzdžiui, eini kažkokią sritį, ar tu bandai, nu, apšokti visas. Tu tai tokia... Aš visas. Visas, bet tas ir išstresina, ne? Išstresina labai, bet pas mus šeimoje visi tokie, tai... Pas Rūtą yra koks? Pas Rūtą, jinai, ne, aš, pavyzdžiui, galiu daryti, nu, pusiau. Man yra good enough. Ir mano požiūriu, tas yra daug geresnė gyvenimo filosofija, kai kurias sritis padaryti good enough, aišku, ne visas, o pas Rūtą visos turi būti ant 9-5. Tas yra. Bet tai gal tu dėl to ir nemiegi ir dėl to, va čia ir balansų pametimas, ar ne? Greičiausiai. Taip. Bet žinai, man neatrodo, aš nesu sutikus nei vieno žmogaus, kuris yra kažkokiam super balanse. Aš dažniausiai sutinku žmonės, kurie apsimetinėja, kad yra kitokie, atradę kažkokią super gyvenimo ramybę ir taip toliau. Aš tai žinok, bendrai. 3 dienas aš tai esu atpažinęs. 3 dienas per ten pusę metų, bet šiaip bendrai aš tai jaučiuosi, kad aš nesu susistresavęs net dėl vienos srities, nebent tu mane išnervuoji kaip nors. Taip. Man atrodo, tau visai gerai sekasi su balansu. Bet yra kita pusė. Dabar irgi pastebiu, ar tu pastebi tą dalyką, kad jaunesni žmonės, jie žiauriai tingus. Nu, žiauriai tingus. O dabar ateina tas toksai, jeigu prieš tai buvo kalam pinigus tvarom ir, kaip sakyt, pushing the limits, ne, tai dabar būna toks, nu, ar tu pastebi, kad jie tokie, oi, aš va dabar jau, nu, ne, šiandien jau aš jaučiu, va kaip va dabar su to jausmu, aš jaučiu, kad ne, man šiandien reikia pailsėti. Ir prarandi ir klientus, ir pinigus, ir toksai vėl. Nu, bet įdomu, kaip ta nauja karta darys tos pinigus, kaip jie dirbs, aš tai nežinau, mano Ema tai tokie, nu, tai jūs matėte podcast. Bet šiaip žiūrint kokiam, nu, 30 metų, pavyzdžiui, arba ten 20 kokių 7, ne, tokius, su kuriais jau dirbame, pavyzdžiui. Nėra jie tokie
dauguma įtingesni. Aš žinokit, dabar esu taip nusivylus darbus su jaunesne karta, kad galiu tikrai pasakyti daug negražių dalykų. Tai gal ir nesakysiu. Jie nenori tau padaryti gerai. Nu, labai daug žmonių sutinku, kurie nenori padaryti gerai. Bet paimti nori daug. Labai nori paimti daug ir jie labai greit pradeda, dar nespėja atiduoti darbo ar ten kažko, jie jau nori labai greitai kažkokio... Entitlementas, paminėjimo, labai nori reklamos. Prisijungti, jo, labai greit nori jungtis prie to spotlighto ir suktis kartu ir jie tokie labai moka reikalauti ir negalvoja apie tavo jausmus. Tai mano dabar patirtis nekokia yra. Bet tai ar čia yra balanso nebuvimas ir nukritimas į kitą pusę? Daugmaž, kad, kuo mažiau padarysiu, gal pralysiu ir toks daugmaž biškiva daugiau laiko savo. Nu gal, žinau. Aš turiu iš tikro tokį polinkį, jeigu aš disciplinuotai nenuspręsiu, kad turiu x valandų per dieną, per savaitę dirbti, tas, kas yra naudinga verslui ir pinigams, ne? Jeigu aš tokio neturiu, tai aš galiu sėdėti YouTube, žiūrėti knygą, skaityti, plaukai, savo žiūriu, kad tokius... Tai matai, tu pats savo atsakai, ką tau reikia daryti. Tu turi žinoti, koks tu esi, labai gerai įsivardinti ir žinoti, kurioje vietoje tau paduoti. Pavyzdžiui, aš galvoju, pabaigsiu vasario mėnesio akcijas, 6 fotosesijos, ar ten, nežinau, į viršelį, ką mes dar darėm, gimtadienis, video, bilenkiek visko padaryta, buvo labai aktyvus mėnas. Ir galvoju, pailsėsiu. Galvoju, pailsėsiu. Tai šitą podcastą mes įrašinėjom kovo 1. Kovo 1. Pirmas. Tai va, tai kaip tik, tai aš gal turiu žiūrėti, kaip man savęs, nenujoti. Jo, pas Rūtą yra tas disbalansas šitoje srityje, tai mes kaip ir viens kitą papildom. Mes žinom, kad nieko nežinom ir mes tiesiog bandomės, ar ne taip? Jo, tai bandomės, kalbam, bandom, kas man fainas Rūta, kad jinai pagauni bullshitą kito žmogaus ir jį pasakai. Tas nebūna faina. Bet, kartais prisuki kokį nors ten, žinai, man čia dabar poilsio metas, žinai, iš serijos. Tai Mindaugas bando savo balansą atrasti, pasiskirdamas savo aišku valandų kiekį, kiek jisai dirbs. Jo. O aš bandau atrasti savo balansą, nedirbdama kovo 1 ir man kol kas nelabai. Gal pavyks kovo 2 ir taip žiūri jau balandis. Bet tai žinokit, žiūriu, iš kokios šeimos aš atėjus ir aš turiu labai mažai šansų, man reikia labai daug sąmoningumo, kad aš galėčiau pakeisti. Mano tėtis 80 metų. Atsisveikinom 12 valandą, nuvežėm į skrydį į Dubajus. Paskui ten vaikščios dieną, ne kažkaip. Naktį vėl skris iki Afrikos, paskui Madagaskaras. Aš nesuprantu, iš kur ten tiek jėgų, tai aš Mindaugui sakau, nežinau. Kaip nusiraminti. Bet žinai, žiūrint į mano tėvų, pavyzdžiui, jeigu juos imant kaip pavyzdį, tai jie niekad nepergyvena, kad ten bulkos suvalgo, ar ten, kad prašiau išsimiega. Mano tėvai visada daug juda, jeigu taip rimtai, ir nesureikšmina nei mitybos, nei miego. Jie kažkaip labai žiūri, kad jie gerai jaustųsi santykiuose. Papildų negeria. Papildų negeria. Maistą, sakykime, taip, kaip tradiciškai ten per daug nežiūri, tai sakai, kad ir bulka. Pas mama, žinok. Pamiegi, nepamiegi, koks skirtumas, bet savo 8 metų, kiek šiaip. Čia svardarė, kad jeigu žiūri taip realų gyvenimą, tai žiūri, kad tie žmonės, kurie ten visai gerai susitvarko su gyvenimu, su visais reikalais, tai kad jie ten tikrai nestresuoja su laikrodukais. Iš to, kaip mano tėvai man duoda kokį pavyzdį, tai aš gal sakyčiau, kas pasiteisina per laiką, tai geri santykiai. Geri santykiai, faktas jo. Jeigu santykiai geri, tai tavęs neėda iš vidaus. Geri santykiai. Mažiau stresuot. Ir žinai, kas dar pasiteisina? Judėjimas. Pavyzdžiui, mano mama visada daug eina, daug juda. Tėtis irgi pjauna žolę, jie tikrai daug juda. Tai šitie dalykai kažkaip, aš matau, kad juos laiko ir sveikus, ir stabilius. O aš ten kiekvieną kartą, tai miegas dabar, tai papildai, tai žinai, vieną atsisakysim kitą. Mano tėvas paklauso, sako, gerai, tu daryk savo ir jis toliau daro savo ir važiuoja Afriką. Nežinau, ar galėsi pasidalinti, bet kad vėl prie tos pačios temos, kad vyresni žmonės kitaip daro negu mes ir daug geriau jaučiasi, kad mama sako, kad tu čia atrodo auksinį maistą valgai. Aš mamai sakau, tai papildų, tai tą, aš kartais pabandau mamą pamokinti gyvenimo, mitybos.
Mama sako, eik, tu matau, aš kaip tu tas austrės valgai, tos Auksinį maistą valgai, sako. Auksinį maistą valgai, papildus geri, sako, ir ištisai, tai pas dantistą, tai kraujo tyrimas. Tai miegas blogas, sako. Tai miegas blogas, sako. Aš daug vaikštau po mišką, sportuoju, mama ten šitą sportuoja, sako, ir kavą geriu, ir viską, ir sako, man niekad gyvenime tokių nesąmonių, kaip tau nėra, tai sako, ne, kaip mama ten tą kiaušinis vištą moko, dar tokį pakankamai nesmagų tokį užmet. Galvoju, viskas, baigius trendais. Tai dabar mes jau norim atsisveikinti su jumis. Iš tikrųjų labai faina diskusija. Labai norėčiau, kad parašytumėt po šitų podcastų, ar jūs pašokę ant miego gerinimo trendų, ar turit laikroduką, ar geria daug papildų. Ir gal kartu kažkaip įsiaiškinsim, ar čia toksai, ar čia toks, žinot, trendas, hypas, ar iš tikrųjų čia tikrai mes eidami kažkokią tai geresnę sveikatą. Bet, jau. Labai įdomu, kaip jų praktikoje. Taip. Nes iš tikrųjų bendrai paėmus ten aš kartą skaičiu Amerikos rodiklius, tai kiek ten nutukusių vaikų, kiek širdies ligų, tai taip, nepanašu, kad tie trendai labai labai gerai veiktų. Taip, kad lauksim jūsų komentaro ir ačiū, kad esat kartu. Smagu susitikti. Iki. Ate.